Man atrodo, kad tie patys žmonės, kurie čia atvyksta, kurie jau gyvena ir gyveno, ar ne, kuria šį miestą. Ir jeigu mes matom, kad šitas miestas yra ryškiai patrauklesnis ir jisai kintantis, tai vadinasi, labai teisingi žmonės čia gyvena. Mes esam Sakalauskų šeima, panevėžiečiai, kurie šiek tiek keliavo, bet vėl sugrįžo į gimtąjį miestą. Tikrai nesitikėjom, kad grįšim, bet kai Panevėžys pradėjo keistis, tiesiog atsirado šeima ir be jokios abejonės čia yra žymiai patogiau. Tai tom ir nusprendėm. Visų pirma, gal priklauso nuo kiekvieno žmogaus, kaip jis individualiai tą savo aplinką susikurs, ar ne? Tai mūsų šeima labai mėgsta važinėti dviračiais, tai mes tengiamės išnaudoti laisvą laiką kelionėmis dviračiais po Panevėžį. Važinėjame po parkus, taip pat ten piknikaujame. Vaikai labai mėgsta aplankyti savo mėgstamas žaidimų aikšteles. Mes turim savo šeimos mėgiamiausias, kurias tikrai dažnai lankome. Skaistakalnio parke Pragiedrulių sodyba, ten vyksta edukacijos tėvams kartu su vaikais. Žodžiu, turime tikrai tokias vietas, lokacijas, kur vyksta gyvenimas. Panevėžys nuo senojo Panevėžio tikrai pasikeitė šviesmečiais. Kas mūsų šeimai yra patogu ir žinau, kad ne mūsų viena šeima tuo naudojasi, tai kad mūsų vaikai, vyresni vaikai, šiuo atveju mano antrokas, jisai pats geba išvažiuoti iš namų į mokyklą, iš mokyklos į būrelius ir mes tiesiog nesame įpareigoti savo vaikų išvežioti į būrelius. Tai tas ugdomas ir vaikų savarankiškumas ir realiai... Ir mes laiko sutaupom. Taip pat mūsų šeima turi mėgstamą kavinių sąrašą ir kavinių sąrašą su vaikais ir kavinių sąrašą su draugais. Va, šitas miestas turi net 4 teatrus, tai ir visi jie yra lankomi, daug įvairių galerijų. Nu, žodžiu, čia savo laisvalaikį gali tikrai labai leisti įvairiai ir atrasti, kas tau patinka, nes tam randi laiko. Panevėžys nuo seno yra skaitomas industrinis, pramoninis miestas. Tikrai labai daug investicijų tiek versle keliauja į Panevėžį, atsidaro naujos gamyklos, naujos darbo vietos. Turime begalę pavyzdžių ir savo draugų rate, kurie grįžę žmonės iš užsienio arba iš Vilniaus, Kauno, sukūrė čia savo verslus, tarpusavio bendradarbiauja, yra patenkinti tiek verslo kultūra, tiek visa aplinka, jinai yra draugiška, susitvarkyti dokumentus, viskas čia žymiai kompaktiškiau, paprasčiau ir lengviau. Ir apskritai miestas šitas yra labai atviras, tai nėra taip, kad tu turi kažkokią super idėją ir tu būsi atstumtas. Ne, atėjo tas laikas, kad mums reikia tų idėjų ir mes jas įgyvendinsim. Taip viskas susiklostė, kad pabandėm grįžti, nes tiesiog susidėliojom pliusus, minusus, kodėl verta grįžti į Panevėžį arba likti Vilniuje. Ir visi pliusai į Panevėžį šeimai, kurti žymiai patogiau, atstumai žymiai mažesni, būrelių daug, darželiai laisvi, mokyklų daug, mes galim ką norim vaikam tą ir duoti. Kuo įsitikinau gyvenime, kad tikrai neverta sakyti niekada, nes tas niekada įvyksta ir aš grįžau į gimtąjį miestą Panevėžį. Aš manau, kad tai yra labai patogus ir šeimai perspektyvus miestas.